Mąstau, kad tai, apie ką jūs rašote, yra žiauriai šiaip sudėtinga sfera ir joje yra labai daug kažkaip povandeninių srovių, interesų, milžiniški pinigai ir man iš tiesų labai apmaudu, kad sportui kaip reiškiniui ir tai visai jo architektūrai skiriama tiek mažai dėmesio iš, tarkim, tyrimosios žurnalistikos pusės arba kaip žmonės iki šiol Lietuvoje, pavyzdžiui, neskiria tinkamo dėmesio ryšiam tarp sporto ir politikos, ar ne, arba sporto vaidmeniui visuomenėje atskleisti, nes mesgi suprantame, kad tai yra ir rinkiminės kampanijos, tai yra ir stambus interesai, tai yra ir pinigų plovimas, tai yra ir organizuotas nusikalstamumas, tai yra labai daug temų ir aš nesu iki galo tikras, ar redakcijos Lietuvoje su šitais klausimais jaučiasi patogiai, ar ne, nes man atrodo, kad sudėtingas pokalbis ir neaišku, ar tas value for money, kažkaip tas santykis tikrai apsimoka, nes gal kaip tik geriau neskirtam daug dėmesio rašyti apie kažką kitką. Ar jums taip atrodo? Sportas yra kaip ir, manoma, kad tai yra labiau pramogų pusė. Kuriem iš jūsų būtų įdomu padaryti, pavyzdžiui, tyrimai kokį žurnalistinį tyrimą, pavyzdžiui, apie sportą, apie kokią nors sporto klubą ar apie šiaip kokią nors problemą. Jeigu, pavyzdžiui, atsirastų žmonių, kurie pasakytų, žiūrėkit, mes norim suburti komandą ir padaryti gerą darbą. Tiesiog skirti pusę metų vieną arba kitai temą išgvildenti. Ar tai būtų įdomu, kam nors iš jūsų? Tai yra tokių redakcijų. O kokia gali būti Transparency International indėlis į šitą darbą? Tai aš dėl to ir klausiu, nes mes apie tai nemažai diskutavome ir vis dėlto nusprendėme, kad mūsų tikslas būtų palengvinti tokį veikimą, bet nesiimti tyrimosios žurnalistikos centro vaidmens, nes mes esame nevyriausybinė organizacija ir mes labiau pozicionuotumėm kaip platformą. Pažiūrėti, atlikti tyrimą, parodyti tuos skaičiukus, reiškia atgabenti vieną kitą ekspertą arba suvesti žmonės tarpusavį. Ir kadangi nemažai bendraujame su skirtingais žurnalistais arba tyrimosios žurnalistikos kaip centrų atstovais, ne vien Lietuvoje, aš dėl to ir klausiu, nes man aišku, kad labai dažnai tos galimybės gali atsirasti, jeigu pradeda bendradarbiauti kokie latviai, lietuviai ir kokie nors čekai arba vokiečiai, arba britai. Ir tada tu suvedi, reiškia, tą trijulę, ten 5-6 žmonės ir jie kažką kartu padaro. Tai pavyzdžiui, kaip ir minėjau, yra Latvijai dabar įsteigtas jau keletą metų veikiantis tyrimosios žurnalistikos centras, kuris tikrai daro labai įdomius tyrimus apie narkotikų kontrabandą, apie kalėjimus, apie maistą. Ir žmonės skiria tam laiko, ieško būdų, kaip, reiškia, gauti šiek tiek finansavimo savo darbo kaštam padengti, nes aišku, kad tai kainuoja ir tai neturėtų būti daroma už dyką, ar ne, jūs turite iš kažko gyventi. Aš nesakau, kad dabar imkite ir darykite. Aš dabar kaip tik proaktyviai klausiu, nes man atrodo, kad tas bendras vaibas yra toks, kad jums būtų įdomu. Ir čia galima labai daug pasakoti, kodėl korupcija yra blogai, gerai, bet jums šito nereikia, nes jūs tai puikiai suprantate ir man atrodo, labai dažnai tuo gyvenate. Tai aš nenoriu pretenzingai kaip tik pasakoti apie skaičiukus, kuriuos ir taip žinote, kiek ten, kam davė kyšių, reiškia, kodėl nepotizmas yra blogai, nes jūs visi esate išsilavinę žmonės ir taip puikiai suprantate. Įsivaizduotų mechanizmą, galbūt turėtų keli žurnalistai Lietuvoje, vienas ateik pas jūs, galbūt skambinau tau paklausti, ar keli kažką susigalvoti. Nesvarbu, bet kas nori, gali paskambinti, ateiti ir aš kaip ir minėjau, mes matome savo organizacijos vaidmenį labai kukliai ir paprastai, bet tikime, kad vien tai, kad tu gali suvesti žmonės ir padėti jiems suprasti, kur galima teikti paraišką arba net turėtų omeny, kad, tarkim, yra grupė žmonių iš skirtingų portalų, kurie norėtų padaryti kažkokį tai tyrimą. Jau yra labai gerai, nes vis tiek tu ieškai tų galimybių ir jeigu, pavyzdžiui, kažkas kitas turi idėją, tai jeigu jūs šiaip pasirištumėt padaryti kažkokį tai tyrimą, pavyzdžiui, apie, tarkim, ar mes žinome šiaip, kiek Lietuvoje pinigų yra išleidžiama sportui, iš savivaldybių biudžeto. Žinom? Tai aišku, yra. Tai viskas yra paskaičiuota, kiek tai yra pinigų. Skiria paramą, ar tie žmonės kaip nors yra susiję tarpusavį, ar yra dalininkai, pavyzdžiui, kokiuose nors klubuose. Ar čia būtų labai sudėtinga tema, ar čia kažkaip būtų baisu, reikėtų redakcijos užnugario. Ar čia nesvarbu? Mes čia su kolega, vienas mano kolega iškėlė, sako, būtų geriau, jeigu savivaldybės apskritai neduotų klubam pinigų. Ir tada kai kurie klubai pradėtų dirbti daugiau, nes yra klubų, kurie, pavyzdžiui, Utenos Juventus gauna į savivaldybės paramą ir jie ramiai gyvena.
Nereikia ieškoti kažkur rėmėjų, daug suktis, o kitom komandom. Bet ir gyvenamose, aš šitanos. Bet ir ir jo tokia yra svarbu, bet tai praktiškai neįmanoma Lietuvoje. Jeigu savivaldybės apskritai tinklo. Jūs man parodykit Europos šalį, kur klubai gyvena be savivaldybės. Be tokios ar kitokios paramos dotacijos. Bet dabar labai daug yra klubų, kurio 89% pinigų yra savivaldybės. Tai kita dalis. Tada tie patys interesai. Kauno Žalgiris visada kurios 100 procentų, ar ten Vilniaus Lietuvos Rytui duoda 1 milijoną eurų, ne? 3 milijonus eurų dabar duos. Dabar 3. Bet tai visą bus 100%. Nebus. Ir 5, bet bus jie tai tikrai nešneka. Jo, tai Kauno futbolo klubai skiriasi. tad man labai smalsu, kad jūs einate šiuo keliu, nes aš iš savo patirties matau, kad labai dažnai žmonėm lengviau kalbėti pradžiai, jo, pokalbio išmėgsti. Ir paprasčiau kalbėti apie atskaitingumą ir skaidrumą negu apie korupciją, nes, jūs teisingai pastebėjote, tu su žvakute visur nepastovėsi ir kartais tam tikrų dalykų neįrodysi, bet tu gali tikrai užduoti teisingus klausimus ir gali atkreipti dėmesį į svarbius dalykus, kurie yra šiaip viešai prieinami, ir kai tu sukryžmini tuos duomenis, ir tai yra tai, su kuo mes galėtumėm, aš manau, padėti, ir tu aiškiai supranti tendencijas, tai man atrodo, kad tu pasitarnauji visuomeniai ir tai yra labai įdomu, pavyzdžiui, pamatyti tam tikrus dalykus, jo, pavyzdžiui, yra toks Povilas Paderskis, reiškia, iš Kauno jis sukūrė, reiškia, freedata.lt ar kom, aš nežinau. Ir tiesiog nusirbė tiek duomenis. Ir žymiai aiškiau dabar gali matyti, reiškia, visas tendencijas, nes dažnai tų duomenų yra labai daug, bet tu nesupranti, kas vyksta. Ir tu supranti, reiškia, dabar, kad, reiškia, va šitie žmonės deklaruoja tiek, bet neaišku, kodėl čia nedeklaravo to arba ano, nes, pavyzdžiui, dabartinis tiek oficialus puslapis tau neleidžia lyginti. Ir tu turi, reiškia, klikinti ir ieškoti skirtingų duomenų, nuėjęs į skirtingas vietas. Negali suprasti, atima žiauriai daug laiko. Latviai, pavyzdžiui, bandė siurbti, tai juos net į teismą padavė. Tai tu supranti, kad jau čia yra didžiulė kliūtis. Prašau? Jo, bet, pavyzdžiui, Lietuvoje mes matom, kad vis tiek tie antriniai kažkaip duomenys gali būti naudojami. Mes tą patį darom dabar su teismais, mes darysime tą patį su interesų deklaracijom ir tame yra labai daug įdomių duomenų ir išvalgų. Kai tu pamatai, pavyzdžiui, kuris teisėjas dirba geriausiai, kuris dirba blogiausiai. Jo, pasakykit dabar, kuris teismas Lietuvoje yra stabiliausiai dirbantis arba kuris turi didžiausią biudžetą. Bet juk tai yra labai įdomu, nes tu gali pamatyti, reiškia, kas efektyviausiai dirba, jeigu tu paskaičiuoji tos dalykus, kas ne. Tai klausimas, ar tai yra neįmanoma su tais pačiais klubais arba su sporto šakom visom. Tai vat, ir man atrodo, kad tai gali būti visai toks įdomus pokalbis. Bet čia aš šiaip dabar pasakoju daug įvairių dalykų. Tai, Daliau, man atrodo, kad ir mano laikas baigėsi ir kažkaip mes jau 40 minučių šitą temą kalbam, tai gal reikia kažkaip pailsėti. Labai Sergejau, manau, tikrai labai į priekį. Ar jums buvo naudinga, nes, kažkaip skaidrumas.lt, ateikite, reiškia, jeigu norit kažkaip susisiekti, parašykite, aš tikrai būčiau labai laimingas, jeigu kažkas iš jūsų nuspręstų nuveikti šį beitą. Manau, iki šiol niekas turbūt pas mus, kiek aš bent taip įsivaizduoju, niekas neturėjo net tokios minties, kad tą galima daryti, kad galima pas jūs galbūt kažkur ateiti su projektu. Tai jau vien tai, kad mes gavom tą informaciją, yra į priekį. Tai ačiū labai. Ačiū jums. Federacijos sporto žurnalistų prezidentas Gintaras. Jo, aš iš tikrųjų labai... Net du. Ne, čia nebuvo. Labai dėkuoju Sergejui už Ačiū labai. Mes simboliškai, gal pas jūs yra vietos pasikabinti. Taip. Kad mes pradėjome bendradarbiauti. Ir iš tikrųjų ta idėja, kurią jis pasakė, ką sporto žurnalistai dažnai sulaukia priekaištų. Jūs rašo tik rezultatus. O klausia, kodėl jūs, o srautas, tai žinot, koks yra, kiek per naktį ten įvyksta rungtynėm, čia viskas. Aišku, tas klausimas yra visą laiką, taip turi suspėti, srautai dideli, visi dirba dauguma online. Ir tų tyrimų labai trūksta, bet tų tyrimų nebus, jeigu nebus tokių iniciatyvų kaip jūsų. Ir, pavyzdžiui, aš manau, kad yra, matot, yra jaunų žurnalistų, kuriem jau ne tik rezultatai įdomu, jau atsiranda patirtis, jau jie pradeda dėliotis
kaip sakėt, kodėl tie automobiliai ten už milijoną, o biudžetas klubo gal pusę milijono, galbūt ir nuo tokių faktų galima tada pradėti gilintis ir, kaip supratot, Sergejus gali laukia skambučių arba e-mailais, gali kelios redakcijos kreiptis, iš tikrųjų duos patarimų, nes tikrai jie turi patirties daug dirbę ne tik su sportu ir su viskuo, taip kad, manau, pamatysim ir, taip sakant, nuo idėjos ir labai. Ačiū labai, kad pakvietėt. Man pačiam buvo labai naudinga ir įdomu ir tikrai mes esam atviri bendravimui. Ne, visi galit skambinti. Ačiū labai. Tai dar sėkiu ačiū.